Na ir vienas rimčiausių dabar šefo peilių tokių, labai didelis, manau, čia 20 cm turi būti, nematavau, bet restauruotas rankina, kokio grožio medinį, poliravau kaip priklauso. Taip, japoniukas, aišku, ženklų jau nebeišliko, nes turėjau labai nemažai ploninti, šiaip galingas, nugarinė pusė gana stora, bet suploninau tai į breitvelę. O šitas peilis tai jau belia kaip gerai pjaustys dirbs. Šiaip peilis nerūdėjantis, jis turi 60-61 Hz tame tarpe ir galima ir patiems kažkiek dasigalasti iš bėdos, bet jis be galo galingas, be galo aštrus ir dabar, sakau, pjaustai jis kosmiškai. Baisu prisiliesti. Taip pat padariau tokį, kad matote, servetėlės pjausto, tai nesveikai. Darbelį įdėjau, čia aišku viską reiškia įdėti darbo, kiek įdėsi darbo, tokią peilį turėsi. Tai nereiškia, kad japonas ir jis labai geras, jį gali dar ištobulinti, gali išploninti, suvesti, plonai, profesionaliai pagalasti, ten atšlifuoti, atpoliruoti, tai jis visiškai kitaip dirbs, dar žymiai šustriau. Tai žodžiu, šitam peiliui įdėjau darbelių. Aš manau, kad jūs, kam reikia gerą peilį, tikrai turėtumėt nepraleisti progos įsigyti formą, viskas, tiesiog balansas, žiūrėk, balansas, kaip pas japonus įprasta, tai kosmosas. Statykit, laimėkit ir sėkmės, draugai. Gerą jums ketvirtadienį, gerą mažą savaitgalį, iki.